Alimos. Alimos – tai didžiausias jachtų uostas visose Balkanuose. Jame 1200 vietų laivams ir laiveliams. Tai dažniausia čarterinio buriavimo kelionių pradžios ir pabaigos vieta. Alimos apylinkėse rasite plačiausią techninį laivų servisą, skalbyklą, kuro pristatymą, narų ir laivo iškelimo paslaugas. Iki Atėnų centro nuveš tramvajus numeris 6, o susisiekti su oro uostu galite taksi greičiu važiuojančiu autobusu X96. Pačių taksi čia taip pat netrūksta. Šalia uosto yra ir paplūdimių, ir parkų, barų ir maisto parduotuvių. Išplaukimas iš uosto paprastas, kaip ir įplaukimas. Tik reikia vengti penktadienio popietės 4 valandos, kada visi laivai dažniausiai nusprendžia grįžti į savo vietas. Stovėsite įplaukimo kamštyje kartu su 50 ar 80 tokių pat turistų. Jei vėjas lengvas, tai ne problema, bet prie 15 ir daugiau mazgų popietinio brizo darosi nesmagu išlaikyti poziciją kamštyje. Alimos šiuo metu keičia savininką ir tikėtina jau kitais metais prasidės prieplaukų rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai, kurių labai reikia. Alimos uoste visi laivai švartuojami mūringais. Inkarus čia mėtyti draudžiama, kaip ir buriuoti uosto viduje. Agija Marina. Kai ištrūksite iš Atėnų šurmulio, arčiausia ir didžiausia iš Saronų salų stovės prieš nosį. Egina. Šioje saloje mokslininkai atrado 3 uostus buriuotojams svečiams. Egina mieste, Pervika pietvakarinėje salos dalyje ir Agija Marina rytinėje salos pakrantėje. Iki Agija Marina nuo Alimos tik 12 jūrmylių. Puikiai tinka pirmos dienos apšilimui ar net vakariniam perplaukimui iš Alimos, ką tik gavus laivą. Uostas ir įlanka gerai apsaugoti nuo vakarinių ir šiaurės vėjų. Šiaurės rytų Maltėnai irgi neblogai sustabdomas, tik bangos patenka labiau. Uoste 3-4 metrai gylio, švarus, lygus, smėlėtas gruntas. Šiek tiek banguota. Uoste švartavimas galu į krantinę. 30 metrų grandinės reikės. Negausite elektros, vandenį gali atvežti tik cisterną, bet už uostą nulups iš jūsų kokius 5 ar 6 eurus. Tai nebus labai pikta. Parduotuvės ir tavernos visai šalia. Nuostabūs smėlio paplūdimiai praktiškai pačiame uoste už kampo. Viskas pasiekiama pėstute. Veikia turistinė motorolerių ir keturračių nuoma. Vietinis lankytinas objektas – Afaja šventykla ant kalvos. Iki jos lipti 30 minučių kardio tempu stačiu taku. Bet vaizdai atperka vargą. Arba taksi už brangiai. Aponisos. Tai nuostabi įlanka pasiekiama pačią pirmą buriavimo dieną iš Atėnų. Agistri salos pietvakarinis kampas, gerai dengtas nuo visų krypčių vėjo. Labai maža banga, aplink daug gamtos ir beveik nesimato miestų žiburių. Na ir GSM ryšys labai prastas. Švartavimo papročiai. 5 metrų gylyje galu rištis prie akmenų išleidus inkarą priekyje. 30 ar 40 metrų grandinės reikės. Dar reikės panašaus ilgio plaukiojančios geltonos virvės, bent vienos. Kita gali būti ir paprasta. Už kampo veikia viena taverna. Pasieksite ją valtele. Galėsite duoti darbo kojoms gražioje saloje arba nuomotis arklius pusvalandžiui ar valandai. Jokio mokesčio niekas neatplauks ir nepareikalaus. I'm trying to live in the moment. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. Lagūsės, salelės ir sekluma tarp jų yra puikia vieta gerų orų trumpam sustoti prieš neriant atgal į Atėnus. Pavalgyti, pasimaudyti, išnaudoti paskutinės valandas prieš grįžtant į Alimos. Jos nutolusios tik 12 jūrmylių. Smėlėtas akmenuotas gruntas, 10 metrų gylis ir šiek tiek atvira bangai vieta.
įvertinkit bangos aukštį ir kryptį prieš inkaruodami. Supja įlanka prieš Hidros salą. Tai plati inkaruotė, labai tinkama pučiant šiaurės rytų vėjams. Čia dažniausiai nesunkiai rasite vietos inkaruotis. Patogu sustoti trumpom maudynėm ar pietums. Patogu perplaukti nakvynį iš Hidrą, jei gresia stiprus šiaurės krypčių vėjas. Atstumas tik 4 jūrmylės. Inkaruotis geriausia vienu inkaru laisvai sukantis apie jį. 10-6 metrai gylio. Krante veikti nėra ką. Todėl, kai tik sąlygos leidžia, plaukim į Hidrą, Mandrakį įlanką. Mandrakė. Sudėtinga, gili, labai apkrauta turistais įlanka nuostabioje Hidra saloje. Įlanka yra ramesnė alternatyva nei Hidra uostelis, kuris tiesiog perkrautas. Nuo įlankos teks eiti gražiu apšviestu taku iki miestelio 30 minučių arba samdyti vandens taksi už 40 eurų. Įlankoje švartuojam pagal tradiciją, galą rišant prie akmenų, inkaras priekyje. Tik to inkaro grandinės reikės leisti mažiausiai 50 metrų, norint saugiai įsekti kablį. Dugnas akmenų krūva, todėl nuolat reikia stebėti inkaro būklę. Arčiau paplūdimio gylis mažesnis, bet yra senų grandinių bei virvių likučių, kuriuos kartais tenka nurinkti pasikvietus narus, o tai Hidroje kainuoja apie 250 eurų. Ištirkite ir įvertinkite inkaravimo vietą neskubėdami. Pasirinkit saugiausią kampą ir praleiskit nuostabią naktį Hidrą ir Mandrakį įlankoje. Poros – judriausias turistinis jachtų uostas Sarono įlankoje. Puikiai apsaugotas uostas ir didelė inkaravietė nuo visų pasaulio vėjų. Kai pučia maltemis, geriausia būti poros. Bus ką veikti įgulai ir laivas bus saugus. Švartavimas galu į krantinę su inkaru iš priekio. Gylis švartavimui apie 15 metrų, tai grandinės reikės 50. Supinti tokio ilgio lenciūgą su kito laivo kabliu nesunku. Klokit grandinę kruopščiai įvertinę kitų laivų grandinių ir inkarų padėtis. Prisišvartavę, palaukit, kol bus užimtos vietos šalia jūsų. Taip apsaugosit laivą nuo galimų pabraukimų, padėsit kaimynams prisišvartuoti bei parodysit savo inkaro padėtį naujai atvykusiems. Žinoma, gausit vandenį ir elektrą. O jei nepasiseks, tai gausit nemokamą kaimynų koncertą iki ryto. Mieste gausu tavernų, barų, restoranų, parduotuvių, skalbykla, žuvies ir mėsos turgelis, motorolerių, keturačių nuoma, paplūdimys už kampo, laikrodžio bokštas ant kalno ir visada graži panorama. Monis salelė – negyvenama nedidelė salelė šalia Eginos. Jos išskirtinumas – laisvai vaikštantys povai ir maistą reketuojantys danieliai. Jie atims iš jūsų visą batoną. Šalia patogu inkaruotis plačioje atviroje įlankoje, leisti laiką karštą dieną besimaudant ar nardant. Iki kranto plaukti reiks valtele. 10 metrų gylio smėlėtas dugnas, banga nuo motorlaivių ir daug tokių pat kaimynų turistų. Niekur nepasislėpsi. Vathi – kamerinis, mažas, visų mėgstamas uostelis įlankos gilumoje. Telpa ten 14 ar 15 laivų, bei dar kokie 6 gali prisirišti galais prie akmenų priešingoje uostelio dalyje. Įplaukimas siauras. Jei laivas išplaukinėja ar švartuojasi, kitam laivui nelabai yra kur įlysti. Reikia laukti manevro pabaigos. Švartavimas su inkaru priekyje ir galu į krantinę. Gylis tik 3 metrai. Inkarą pradėti leisti reikės praktiškai kitoje uostelio pusėje. Krantinėje veikia keli barai, mini parduotuvės. Gausite vandens ir elektrą, jaukią kaimelio aplinką. Galėsite pasivaikščioti kokias 4 valandas iki vulkanų ir atgal, arba maudytis beveik uostelio prieigose nuo lavos akmenų. Žinoma, jei pasiseks gauti vietą šioje gamtos kišenėje.
Na, o jei nepavyko, ramiu oru inkaruokitės prieš miestelio paplūdimį kiek labiau į pietus. Atplauksit valtele. Sarono įlankoje yra dar daugybė įdomių įlankų ir uostelių, bet apie jas gal pavyks papasakoti kitą kartą. Iki susiplaukimo. Gero vėjo jums linki būrinės kelionės. Patirk gyvenimą po burėmis.